Sveiki, čia Agnė Skamarakaitė ir laida Radio Lentyna. Ši laida rengiama bendradarbiaujant su leidyklomis Baltos lankos, Alma Litera ir Vaga. In England today, there is no more charming and instructive sight than an upper middle class family in full plumage. This particular family is called Forsyte, and they live in Park Lane. Indeed, all the Forsytes live around the park. It's fashionable and convenient, and property values there continue to rise steadily. Leidykla Vaga išleido Džono Goldsworthio šiuolaikinę komediją. Šiandien jums pristatau trečiąjį šios trilogijos romaną Gulbės giesmė. Iš anglų kalbos jį vertė Irena Balčiūnienė. Kiti šios trilogijos kūriniai – Baltoji beždžionė ir Sidabrinis šaukštas. Šiuolaikinė komedija – tai antroji epopė Forsaitų giminė trilogija. Forsaitų sagos tęsinys. Autorius gimė XIX amžiaus 70-metyje, pasiturinčioje vidurinės klasės šeimoje. Jo tėvas buvo teisininkas ir kelių kompanijų vadovas, mama fabrikanto dukra. Džonas studijavo teisę, tapo advokatu, tačiau šią praktiką neužsiėmė, o važinėjo po užsienį, prižiūrėjo šeimos verslą. Bekeliaudamas susipažino su rašytoju Josephu Conradu. Po šios pažinties Goldsworthis nusprendė tapti rašytoju. Pasivadinęs slapyvardžiu, išleido apsakymų rinkinį 4 vėjai, tačiau jis nebuvo labai sėkmingas. Autorius vedė savo antros eilės pusbrolio buvusią žmoną, su kuria jau 10-metį palaikė slaptus santykius. Jo antros eilės pusbrolio ir jo būsimo žmonos santuoka nebuvo laiminga, tačiau tai buvo puikia medžiaga romanui. Taigi tos nesėkmingos santuokos pagrindu sukurta pirmoji Forsaitų sagos dalis Savininkas. 32-aisiais autorius pelnė Nobelio premiją. Jo kūrybinį palikimą sudaro 20 romanų, 27 pjesės, 3 poezijos rinkiniai, 173 trumpi apsakymai, 5 esė rinkiniai, 700 laiškų. Po mirties Goldsworthis buvo nemažai kritikuojamas ir nedaug skaitomas. Susidomėjimas jo kūrybo atgijo, kai praėjusio amžiaus 70-metyje buvo ekranizuota Forsaitų saga. Ištrauką iš to filmo pradžioje ir girdėjote. Tai žymiausias jo kūrinys, vaizduojantis Anglijos vidurinės klasės viršūnių gyvenimą. Čia yra ir autobiografijos elementų, nestokojama socialinės satyros. Gulbės giesmė buvo parašyta 1928-aisiais. Čia apdainuojamas grožis, meilė ir gyvenimo kartėlis. Šis romanas neretai laikomas autoriaus kūrybos viršūne. Paklausykite knygos ištraukos. O Džonas, kuriam dar reikėjo nueiti daugiau kaip 5 mylias pėsčiomis, leidosi į kelią, ausyse tyliai skambant senai anglų daineliai. Koks būčiau laimingas su bet kuria, jei nekliudytų brangutė mana. Štai kaip jis susipainiojo, visiškai to nenorėdamas, tik paklusdamas doros prigimties postūmiams. Flerė pirmoji meilė, Anė antroji, bet Anė jo žmona, o Flerė priklauso kitam. Vyras negali būti įsimylėjęs vienu metu 2 moterų, todėl piršte piršos išvada, kad nemyli nei vienos. Bet kodėl taip keistai tvinksi gyslose kraujas? O gal tai, ką visi tvirtina, netiesa? Prancūzų arba senovės anglų požiūris į tokią situaciją jam netėjo į galvą. Jis vedė Anę, jis myli Anę, ji žavi, štai ir viskas. Bet kodėl? Žingsniuodamas per pakelė žolę, mąsto kone vien apie Flerę. Kad ir kokia ji atrodytų ciniška, nerūpestinga arba tiesiog draugiška, suklaidino jį nedaugiau negu to troško. Jis žinojo, kad Flerės jausmai nepasikeitė. Žinojo, kad tebegyvas ir jo paties jausmas, ar bent kažkur jo dalis. Tačiau jis myli ir kitą moterį. Džonas nebuvo kvailesnis už kitus vyrus ir nelabiau negu jie apgaudinėjo save. Kaip daugelis vyrų iki jo, taip ir Džonas nusprendė drąsiai žiūrėti tikrovį į akis ir daryti tai, kas jam atrodys teisinga. Arba tikriau sakant, nedaryti to, kas atrodys neteisinga. Kas yra neteisinga, dėl to jis niekiek nebejojo. Bėda paprasčiausiai buvo ta, kad jis valdė savo mintis ir jausmus niekiek negeriau už bet kurį kitą vyrą. Pagaliau ne jo kaltė, kad kitados taip karštai mylėjo Flerę, arba kad Flerė karštai mylėjo jį. Ir ne jo kaltė, kad vėl sutiko Flerę, tebemylinčią jį. Ir ne jo kaltė, kad jis myli gimtinę ir pavargo gyventi toli nuo jos.